Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Mano Viešpatie ir mano Dieve, aš tvirtai tikiu, kad Tu čia esi, kad mane matai, kad mane girdi. Garbinu Tave su gilia pagarba. Prašau atleisti mano nuodėmes ir suteikti malonę, kad šis maldos laikas būtų vaisingas. Mano nekaltai pradėtoji motina, Šventasis Juozapai, mano tėve ir globėjau, mano angelė sarge, užtarkit mane. Susirinkom maldoje ir kiekvienas su savais reikalais. Ir maldoj, kaip ir kalbantės su kiekvienu bičiuliu, kuris yra mano bičiulis, dalinuosi, kuo gyvenu, kas yra mano širdyje, kokiais rūpesčiais. Ir daugelis studentų dabar turbūt sausio viduryje, artėjant link sausio vidurio, gyvenam egzaminais. Toks intensyvus laikas ir tikrai, jei kažkas paklaustų tavęs, kaip sekasi, tai greičiausiai atsakytume, žinai, egzaminai, mokausi, rūpesčiai. Ir galbūt pridurčiau, tiek ir tokių išbandymų jau praeita, tokie pažymiai galbūt jau atkeliavo, ar laikui bėgant atkeliaus. Galbūt kažkas neramina, galbūt priešingai, viskas yra labai gerai, viskas labai puiku. Galbūt tas procesas kelia nerimą, kaip bebūtų. Tas pokalbis, ko gero, vystytųsi, plėtotųsi natūraliai. Galėtume pridurti, Viešpatie, žinai, neturi per daug laiko, reikia mokytis ir tai rytoj, poryt. Ir vis dėlto esam čia, kaip ir būtume su kokiu tai draugu. Dalinamės, kuo gyvenam, pasipasakojam. Ištestuojam mikrofoną, kurį gavom per Kalėdas. Daug. Dalinamės tuo, ką turime, tą, kas yra mūsų širdyje. Bet jeigu dabar maldoje tiesiog iš mandagumo paklaustume, o kaip tavo Viešpatie reikalai, kaip tavo viskas, galbūt tu atsakytum. Pasižiūrėk į naujienas, jei tavo reikalai yra tavo egzaminai, kurie atėjo ar kurie dar praeis, tai visas pasaulis tiesiog eina iš proto, nes, žinai. Ko gero taip neatsakytum, tiesa, ne? Tavo žodžiai būtų kiek kitokie, nes visada jie atneša ramybę. Kuo pasižymė tas Dievo buvimas, tuo, kad ne visada yra patogus, bet tikrai visada dovanoja ramybę. Tas tai taip. Galbūt atsakytum, žinai, visai nesenai buvo mano gimtadienis ir tikrai Viešpatie nesenai buvo tavo gimtadienis ir aš atsakyčiau, teisingai. Prieš kiek čia, savaitę, 2, pusantros, jau buvau primiršęs. Bet iš tiesų, bažnyčioje vis dar švenčiame, tebešvenčiam Jėzaus gimtadienį, nes tikrai bažnyčiai tos svarbiausios šventės pasilieka truputį ilgiau. Švenčiam tą tavo gimtadienį porą savaičių, dar bent jau iki šio sekmadienio. Ta šventė be abejo tai vyksta dvasiškai, maldoj, susikaupus, bet džiugiai, linksmai. Ir jei reikėtų pabandyti vardinti, pasakyti, kokiu būdu švenčiame tą, ką švenčiame, tai ir reikėtų tą atsakymą duoti taip labai greitai, vos keliais žodžiais. Man atrodo, atsakymas teisingas būtų žvelgiant į Jėzų, gimusį Betliejuje, žvelgiant į Jėzų prakartėlėje. Toks yra tas Kalėdų šventimas. Ir padės daug dalykų, padės be abejo gera vaizduotė, padės Evangelija, padės atkreipti dėmesį į daugelį detalių, kurios susijusios su Jėzaus gimimu. Bet akivaizdu, kad taip pat padeda prakartėlė, arba kaip šioje koplyčioje matome, tavo Viešpatie gimusio vaikelio statulėlė. Tai taip pat labai pagelbsti švęsti tavo gimtadienį.
ir gauti tas dovanas, net ir praėjus šiek tiek laiko nuo Kalėdų eglutės ir nuo tų 3 karalių ir Kalėdų senelio ateimą, Švento Mikalojaus, kas tai bebūtų, ne? Vis dar teiki tas dovanas, o mes vis dar švenčiame. Akimirkai sustodami ir žvelgdami į tą prakartėlę. Prakartėliai, kurias matome, visai nesenai lankiausi Kaune, ten labai graži prakartėlė, Kalvarijų bažnyčiai lygiai taip pat, svetainėse, šeimos namuose, taipogi yra prakartėlės, mūsų atvirukose, galbūt kurios gavome, pasidėjome. Daugybė prakartėlių. Ir visose jose matome, kad vieną bendrą bruožą. Ir tas bendras bruožas, kad svarbiausias ten Jėzus. Būtent tu, Viešpatie, ten esi centre, būtent tu esi šviesa, kuri atneša tą šviesą, supratimą, pažinimą, atneša džiaugsmą. Ir tikrai atneša džiaugsmą, nes per tave Dievas gausiai apdovanojo savo tautą ir visą pasaulį. Tu, Viešpatie, taip pat esi pasaulio šviesa, Izraelio garbė ir pagonų ir šviesa pagonims. Kaip meldžiasi bažnyčia kasdien. Ir tu esi Dievo sūnus ir mums taip pat atneši tą žinią ir supratimą, kad esam tavo, Viešpatie, vaikai. Atneši mums tą žinią, atneši mums pamokymą, kaip gyventi, kaip elgtis, kad būtume Dievo vaikai, bet taip pat kaip tokie gyventume. Esi pasaulio šviesa, esi pasaulio džiaugsmas. Ir matome tave kiekvienos prakartėlės centre. Būtent ten tu esi svarbiausias. Ir lygiai kaip toje prakartėlėje, tu esi centre, taip ir aš norėčiau tave šiek tiek labiau pastatyti į savo gyvenimo centrą. Ta ir darau. Pavyzdžiui, dabar per šį maldos laiką. Skirdamas būdamas tavo akivaizdoje, leisdamas tau, tavo evangelijai save įkvėpti. Tiesiog atverdamas širdį tavo maloniai, šventosios dvasios įkvėpimams, kurie ateina visada, vienu ar kitu būdu, bet ateina. Reikalauja kažkokias labai neįprasta mūsų dienomis, luktelti šiek tiek, sustoti, gal netiek akcentuoti kažko tai darymą visą laiką, kiekvieną akimirką, bet būt su tavim. Tu, Viešpatie, atneši džiaugsmą, gimdamas prakartėlėje, taip pat ir dėl to, kad išlaisvini mus iš minčių ir rūpesčių apie save pačius. Ir tikrai taip jau būna tenai, kur su džiaugsmu priimame tą vaikelį. Mano seserį nesenai gimė tas kūdikėlis, dukterėčia. Ir tikrai matai, kad ta mažoji dukterėčia kartas nuo karto sugeba išlaisvinti iš pernelyg didelio susirūpinimo savimi. Mažai tik užtenka pakelt balsą, toks, ima verkti ir visi pakyla ant kojų, visi pašoka. Ką galiu padaryti, kuo galiu padėti. Tikrai nori kažko tai pagelbstime. Bent jau kol kas mažai ko galim padėti. Iš esmės dažniausiai, kai ta Marija ima verkti, tai tiesiog nori mamai ant rankų. Bet jos buvimas visus išlaisvina, bent šiek tiek, bent akimirką. Galvoju ne apie tai, kas man patinka, kas mane erzina, ką turiu daryti, ko neturiu daryti, ko noriu, ko nenoriu. Galvoju apie kažką kitą, gyvenu truputėlį labiau iš meilės. Ir taip ir tu, Viešpatie, prakartėlėje išlaisvini taip pat ir mus. Iš to galvojama apie save, savo rūpesčius, pomėgius, darbus, atsakomybės, neatsakomybės, ir teisės, laisvės, patogumą. Ten be abejo daug žmonių, Juozapas, Marija, piemenėliai, 3 karaliai, bet tu, Viešpatie, centre. Ir niekas apie save negalvoja. Ir vien jau tai taip išgelbėja, vien jau tai rodo, kad prisiartina tas tavo išgelbėjimas.
Prakartėlėje paprastai randame ne tik žmonių, randame taip pat ir gyvūnų. Tai visiškai logiškas dalykas, kai tu viešpatie gimsti, būtent prakartėlėje, mes sakome, tvartelėje, kur laikomi naminiai gyvūnai. Ten matyti avelės, ne? Ir tai logiška, nes šventoje žemėje tikrai daug avelių. Tikėtina, kad vienas kitas piemuo atsinešė jas su savimi. Dar labiau tikėtina, kad jos tiesiog buvo tame tvartelėje, nes kas jau kas, bet turbūt avelės tame tvartelėje būdavo. Matome kupranugarius, kurie tokie dideli, kantrus, atvykę iš kitų kraštų. Galbūt jau pavargę po ilgos kelionės, neždami tuos tris rytų išminčius. Galbūt nebuvo jie tokie labai sunkus, neturėjo daug laiko valgyti, tiesiog žiūrėjo žvaigždės ir skaitė knygas. Bet vis tiek, ilga kelionė. Ir matysim kokį tai šuniuką, kurį galbūt atsivadė piemuo, priklausomai nuo prakartėlės statytojo pomėgių, rasim katiną. Nes tiesiog yra žmonių, kuriems patinka katės. Dažnai ten pamatysime jautį ir asilą. Nenustepsime turbūt pamatę jautį ir asilą, nors tai turi šiokią tokią gilesnę prasme. Gražią užuominą. Žmonės, kurie tavo viešpatie Jėzų gimimą apmąstė ir apie tai meldėsi, skaitydami Senojo testamento pranašystės apie Dievo išgelbėjimą savo tautai ir apie Mesiją. Pačioj Izaijo knygos pradžioje suranda pranašystę. Jautis pažįsta savo savininką ir asilas žino savo šeimininko ėdžias. Kalba apie šeimininko ėdžias, tai tikrai tas pasaulio šeimininkas, pasaulio sutvarėjas turi ėdžias. Ten asilas jas atpažįsta ir jautis taip pat. Ir pranašas priduria. Tik Izraelis nežino, mano tauta nesupranta. Nes tiesa, kad viešpatie atėjai į šį pasaulį ir gimiai karaliaus Dovydo mieste Betliejuje. Ir ne visi tave atpažino, nesurado tau vietos. Tad, ta detalė, tad žmonės prakartėlėse taip pat prideda ir tuos du gyvūnus. Jei kada darysi prakartėlę, ar ją piešia, ar dar ką, tai gali pridėti jautį ir asilą. Parodys, kad išmanau. Izaijas 1:3. Ne? Kažkada manęs linksmai paklausė, ar nėra uždrausta prakartėlėje taip pat pavaizduoti kiaulę. Kažkaip pripažinsiu, kad niekada nebuvo apie tai pagalvojęs. Žinai, nesu matęs prakartėlių rengimo taisyklių, aprašo, nuorašo ar panašiai. Greičiausiai tokių dalykų apskritai nelabai yra. Kaip mėgsta sakyti teisininkai, dalykuose, kurie abejotini ar ginčytini, te gyvoja laisvė. Kažką parašyto galbūt surasime, aišku, žydų įstatymę. Tiesa, kad jei bandome įsivaizduoti Jėzaus gimimą, kaip jis atrodė iš tikrųjų, tai ta kiaulė turbūt ne visai tema. Nes žydams tas kiaulė buvo nešvarus gyvūnas, tiems, kurie laikėsi Seno testamento papročių įstatymų. Ir čia vis dėlto Betliejus, žydų miestas, žydų turbūt krašto tokia širdis. Ir Marija, ir Juozapas, kuriem ne tik laikėsi įstatymo, jiems įstatymas buvo brangus. Kažin ar ten kiaulė buvo. Bet kita vertus, jei taip turėtume maldoj savo šiek tiek laisvės, galėtume įsivaizduoti tą laisvę, kalbėti su tavim kaip su draugu, nesibaiminti, kad pasakysim kokią nors nesąmonę. Juo labiau, jeigu tokią pagalvosim. Ir, tikrai, esam Lietuvoje, galbūt tas paršiukas kažkam tikrai visai patinka, ne? Kaip šventasis Jose Marija kartais save įsivaizduodavo, jei nekleistų asiliuko vietoje, kuris žvelgia į tave, yra kažkiek arčiau. Taip ir mes galim save įsivaizduoti, nežinau, paršiuko vietoje. Tebūnė, kaip jau patinka, kaip norėtųsi. Jautis ir asilas tave atpažįsta ir garbina, kaip ir visa kūrinyje. Kaip kas moka, taip ir tas paršiukas tave taip pat garbintų. Gyvūnai atpažįsta savo šeimininką.
Nes kaip žinom, buvo tų, kurie net pažino. Betlėjui Jėzui nebuvo vietos. Ir to tarsi neturėtų būti. Nejaugi šeimininkai gali trūkti vietos savo paties namuose. Ir nejaugi Izraelio karaliui Mesijui gali nebūti vietos Izraelio karaliaus Dovydo mieste. Toks retorinis klausimas, į kurį paprastai atsakytume, turi būti, taip negali nutikti. Bet matyti, kad gali, kaip dažnai pasitvirtina tavo viešpatie gyvenimą, tavęs nepriėmė. Jau nuo pat gimimo susidūrė su atmetimu, kuris jau kalba apie tą kryžių, kurį patirsi gyvenimo pabaigoje. Yra žmonių, kurie savo karalius net pažįsta. Yra kas savo dievą net pažįsta. O gyvūnėlį atpažįsta, tikrai. Ir mes viešpatie tave atpažįstame. Iš tavo malonės dėka duodi tą šviesą. Ir koplyčiai prisiartinam ir pabučiuojam. Ir giedam. Džiaugsmingai einam garbint, kaip sako ta giesmė. Ir meldžiamės. Ir tikrai žvelgiam į tave per visą šį laiką. Stengiamės būti šiek tiek atviresni tau. Šiandien popiežius pradeda savo susirinkimą su kardinolais, toks svarbus momentas. Visi, daugelis kardinolų suvažiuoja į Romą, būti su popiežiumi, tartis. Ir popiežius atkreipė dėmesį į gražią detalę, sakė konsistorija, kardinolų susirinkimas, susijęs su latinišku žodžiu consistere, arba būtent, būti, sustoti. Galima taip versti ar taip kildinti tą žodį. Tikrai. Betlėjuje, ko gero daugeliu žmonių, kurie tavęs nepriėmė, buvo sunku staptelėti. Buvo šiek tiek įsismarkavę, nesustoja, tavęs nepriėmė. Mes sustojam tam, kad priimtume tave maldoje. Kaip ir popiežius su kardinolais. Viso to darbo pradžioje sustoja maldoje, mišiose. Prakartėlėje matome, randame labai daug ir labai įvairių žmonių. Be abejo, ten Jėzus, kūdikėlis, ten tavo viešpatė šeima ir taip pat tie, kurie nėra tavo šeima, tie piemenėliai, išminčiai. Visi labai skirtingi. Yra žmonių, kurie tavo tautiečiai. Be abejo, Marija, Juozapas, tai piemenėliai iš Dovydo miesto. Yra tų, kurie nėra tavo tautiečiai, o svetimšaliai, pagonių kilmės. Tai 3 išminčiai. Jie nepriklauso išrinktai tautai, bet juos visus vėliau subursi bažnyčioje. O tai taip pat yra tarsi šeima, Dievo šeima. Neturi sienų. Jei imtume daryti tas skirtis, tai tikrai yra moterų ir yra vyrų. Be abejo, yra tavo motina. Piemenėliai, jau numanom, tikrai buvo vyrai, išminčiai, apie kurios kalba tekstas taip pat. Yra žydų ir pagonių kilmės žmonių. Iš jų dalis kai kurie išsilavinę, apsiskaitę, išmano. Yra kitų, kurie gyvenime prie knygos, ko gero, nebuvo prisilietę tuo metu ir galbūt niekada neprisilies ir po to. Randame jaunimo, nežinau, randame studentų, kad žinai, ar piemenėliai buvo studentai, bet vis tiek jaunimas. Yra vyresnių žmonių, tie išminčiai greičiausiai yra jau vyresni, paprastai jaunuoliai išminčium nevadinsi, paprastai paliksi tam tikras lubas, paaugti, pasimokyti. Yra tų, kurie turtingi, gali atnešti gerų dovanų, aukso, miros, smilkalų. Sakoma, tiek mira, tiek smilkalai buvo brangesni už tą patį auksą. Yra tų, kurie neturtingi, daugiau ar mažiau, bet vis tiek neturtingi. Visus juos viešpatė suburė aplink save. Visų jų centre atsistoji. Ir jei kažką galim pasimokyti iš viso to, tai turbūt tas tavo atvirumas. Ir tikrai šiomis dienomis daug naujienų. Ne dienomis, turbūt mėnesį, savaitėmis. Jei sekam tas politinės naujienas, tai matai, kad pasaulis tikrai toks labai pasidalinęs. Kartas nuo karto
Jau dalintis tokiais savais įspūdžiais gali atrodyti, kad tikrai truputį einam iš proto. Popiežius per kiekvieną urbę torbę tą padarė taip pat ir per šias kalėdas. Tiesiog išvardino konfliktus, kurie vyksta pasaulyje, bent jau didelę dalį jų, tikrai apie daugelį jų net nebuvau girdėjęs. Jau nekalbant apie tai, kas vyksta arčiau mūsų. Pasaulis tikrai labai pasidalinęs. Ir daug kas dalina interesai, viskas man, dalina egoizmas. Tiek žmonės, tiek tautas. Kartais, kiek perdėtai, galbūt skaldo baimė. Tas, laikyti didelį atstumą, apsitvert sienomis. Popiežius Pranciškus dažnai apie tai spėdavo. Galvoja apie tautas, taip pat turbūt galvoja apie kiekvienus atskirus žmonės ir tai, kas pasireiškia konkrečių žmonių gyvenime. Kartais tam tikros aplinkybės tampa pagrindu dalintis. Socialinė padėtis, turtinė padėtis ar kilmė. Vilnius ar Kaunas, Rytas ar Žalgiris. Gal pastaraisiais metais jau kiek mažiau, tiesa. Kartais skaldo idėjos. Gera turėti idėjų, koks pasaulis būtų geresnis. Ypač į tos idėjas tikrai tą pasaulį daro geresniu. Ir tikrai ugdyk mūsų sąžinę, padėk nelikti sukryžiuotomis rankomis, būti veiklesniais, bet taip pat padėk, kad viskas būtų persisėmę tavo dvasia. Ir yra tas vienas kriterijus, kuris tikrai toks saugus kriterijus, kad tai, kas atskiria mus nuo Dievo ir tai, kas atskiria nuo kitų žmonių, nėra iš tavo dvasios. Ir ta priešinga, tą gerą scenarijų matom prakartėlėje, kur tu suburi žmonės, kurie galbūt priešingą atveju tikrai nebūtų susibūrę, kurie tikrai tarpusavyje nebūtų draugai, net nebūtų toj pačioj vietoje vienu metu, kurie tarpusavy tokie įvairūs. Tiesa, kaip ir mes, kurie dabar šią valandą meldžiamės. Taipogi kartu, galbūt net nebūtume draugai, gal net nebūtume susitikę, būtume su savo reikalais. Ir štai Viešpatie, suburi. Prakartėlė praturtina, vienai par kitaip, ir lydi šias 2-3 kalėdų savaitės, gana greitai bus patraukta. Pas mus turbūt pasitrauks jau nuo Jėzaus Krikšto šventės, pagal tas tradicijas. Kitur nuo vasario pradžios, Italijoje, kur gyvenau, paprastai tas prakartėlių laikotarpis prasitęsia, nes žmonėms patinka jas turėti, žvelgti, tikrai daug dirba. Ir paprastai pasitraukia vasario, jei neklystų, 2 dieną, kai švenčiame Jėzaus paaukojimą šventykloje. Bet tai paliks pėdsaką, vienu ar kitu būdu, didesnį ar mažesnį. Tas žvelgimas į tave, Viešpatie, tavo gimtadienio minėjimas, šias 2-3 savaitės paliks pėdsaką. Bet ir duok Dieve, kad paliktų pėdsaką, kaip pagalba tavęs ieškotų, surasti tave tokį artimą. Gal ne prakartėlėje, bet tikrai Eucharistijoje, kur mums esi labai artimas ir kur mums padovanoji visą tai, apie ką kalbėjom. Apie tą šviesą, supratimą, kad esam tavo vaikai, kur yra tavo malonė, kur yra tavo pavyzdys ir ta vienybė, kurią dovanoji. Tave surasime Eucharistijai, kas tikrai nemažiau reikšminga. Yra vienas gražus pasakojimas apie vieną mamą, motiną, kuri savo sūnų, kuris galbūt turėjo kažkokią tai protinę negalią ar dar kažką, rengė pirmai komunijai. Jį parengė, pristatė klebonui ar šiaip kunigui, kuris turėjo egzaminuoti ir patikrinti, kad tikrai vaikas komunijai pasirengęs, išmoko visus dalykus gerai ir atsakingai. Ir uždavė tokį klausimą, kuris yra gana, sakyčiau, net suktas. Parodė tabernakulį ir parodė nukryžiuotąjį pirštu ir paklausė, kuo skiriasi tabernakulis nuo nukryžiuotojo. Švenčiausias sakramentas nuo kryžiaus ženklo. Ir vaikas buvo išmokęs gerą atsakymą, labai gražų. Ant kryžiaus sakė, atrodo, kad Jėzus yra, bet iš tikrųjų, jo ten nėra. Tabernakulyje atrodo, kad Jėzaus nėra, bet iš tikrųjų ten jis yra.
kas yra tikrai labai gražu. Ne? Tas pasislėpia viešpatė tam tabernakulyje, pasislėpia Eucharistijoje. Ir tikrai daug Dieve, kad šitas laikotarpis ir tas žvelgimas į tą prakartėlę, kuri padeda tave prisiminti, įsivaizduoti, būt tam tikrą prasme maldoj, šiek tiek arčiau tavęs, pakeltą savo dvasią. Tegu padeda ieškoti tavęs tikrovėje. Ten, kur yra ta malonės pilnatvė, ypač Eucharistijoje, ypač sakramentuose, ypač maldoj. Tave pažinti, su tavim bendrauti. Tad padėk viešpatie pažvelgti, pasinaudotomis dienomis, kalėdų, kurios liko, padėk sustoti, kas nėra taip lengva. Ir man padėjai šį pusvalanduką. Ačiū tau, padėk melstis ir tapti kas kart vis panašesniais į tave. Žvelgti į tave, tavo motinos Marijos rankose. Ir jos užtarimas, jos artumas bei šiluma taip pat mums padės.